Kaip Jūs galvojate, kas vyksta pasaulyje? Paprastai, kas vyksta už lango, kas vyksta pasaulyje ir ar galima keisti, ar galima įtakoti, ar galima kažkaip kitaip. Žinoma, galima. Ir labai gerai galima. Ir labai sklandžiai galima. Kodėl nevyksta sklandžiai? Sklandžiai vyksta. Žinokit, patikėkit, dabar vyksta labai sklandžiai ir neskausmingai. Jeigu žmogus toliau laikysi savo, paprasčiausiai iliuzijos sukurtos per daug tūkstantmečių. O šitos iliuzijos, kurioje mes esam, kad turi būti karas, turi būti badas, turi būti maras, kaip jums sako Biblija. ir apokalipsio mirties angelas atskris. 3 kartus ir dar 5. Supraskit jūs vieną dalyką. Visi šitie, kas yra gąsdinimai, tai yra dėl to, kad jūs nesėdėtumėt, evoliucionuotumėt. Per ką jūs evoliucionuoti jūs renkatės? Evoliucija per skausmą, per baimę, per stresą, ar evoliucija per atsipalaidavimą, lengvumą ir staigę transformaciją. Kodėl yra svarbu, įsivaizduokit, jūs Dievas. Paprastai imam, dalelytė Dievo visotinio, bet jūs Dievas savo gyvenime. Jūs esate tas, kas kuriat savo pasaulį. Nuo jūsų minčių, nuo emocijų, nuo jūsų pojūčių priklauso jūsų kasdienybė. Jūsų aplink jūs žmonės, jūsų turtas, jūsų sveikata, viskas, kas aplink jūs, priklauso nuo jūsų tiesioginių pojūčių, minčių, kvapų ir matymų. Viskas. Daugiau nieko nėra. Visa kita, kas iš šalies, yra iliuzija, kurioje jūs gyvena 100 metų. Jeigu dar kas galvoja, kad reinkarnacijos nėra, tai laba diena, jūs nežinau, požemėm sėdit visiškai materijos požemėje. O blogiausia, kad tie, kurie sėdi požemėje, neišsisuks. Kodėl neišsisuks? Todėl, kad materija dvasingėja. Elementariai tiesiog nėra kito pasirinkimo. O dvasingumas materialėja. Reiškia, apie ką? Jeigu aš Dievą savo gyvenime, aš jį kuriu tokį, kokį aš noriu, iš savo materijų, iš savo kaladėlių. Įsivaizduokit, jūs turit Lego kaladėlę savyje. Jūs iš to padaryti. Jų daug. Vadinamas kvantais. Iš tų kvantų jūs dėliojat kiekvieną dieną save naują. Kokį naują? Klausimas. Ar ligota, senstanti, serganti, nelaiminga, be meilės, be pinigų, be darbo, be visko? Ar jūs dėliojat save laimingu, sėkmingu ir viskas su jumis gerai? Ateikite į mano webinarą ir aš jums papasakosiu, kaip jūs dėliojatės. Iš ko jūs dėliojatės ir ką jūs gausite. Paprasčiausiai mes galėsim paimti žmogų, kuris drąsesnis ir paanalizuoti jį. Papasakosiu apie jo ateitį. Jis pats padalyvaus, pats pamatys, kokį kelią rinktis, kaip rinktis ir ką jis norėtų gyvenime turėtų. Akivaizdžiai pamatysit, kaip yra paprasta matyti ateitį. Ateikite ir pamatysite.